Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose vyko 7-asis Lenkų kultūros festivalis. Savaitgalį 7. kartą Kėdainiuose vyko Lenkų kultūros dienų festivalis. Į jį atvyko svečių iš įvairių Lenkijos vietovių. Dalyvių buvo daugiau kaip 300. Festivalio metu buvo pristatytos 4 parodos, aukotos mišios, vyko literatų susitikimas, šventinė eisena bei koncertas Kėdainių kultūros centre. Mes labai aktyviai gyvenam, labai dažnai mus kviečia į įvairias šventes. Ir jeigu mes mėgstam važinėti, mėgstam keliauti, tai reikia ir priimti svečius, kitaip neišeina. Labai graži šventė, kadangi aš kiekvienais metais stengiuosi šitą šventę ateiti, pažiūrėti Lenkų kultūrą. Vakar buvau parodoj, Daugiakultūriam centre, buvau Švento Juozapo bažnyčioje, taipogi pažiūrėjau, kaip žmonės bendrauja, nuostabus koncertas, labai gražus kolektyvai, yra kuom pasidžiaugti ir į ką pažiūrėti. Puikiai kultūra, gražus papročiai, tiesiog domiuosi ir manau, kad tai yra gerai, kad mes draugaujam šitie miestai Kėdainiai ir Lenkijos kai kurie miestai. Vieną iš festivalyje pristatytų parodų surengė šventės organizatorės Irenos Duchovskos dukra Alina. Ji pristatė fotografijas darytas Meksikoje. Kelios nuotraukos iš Meksikos. Iš viso labai mėgstame su mama keliauti ir gruodžio pabaigoje turėjome galimybę apsilankyti Meksikoje. Tai buvo tokia piligriminė kelionė. Mes važiavome gruodžio 12 dieną į Guadalupe mergelės atlaidus. Labai mėgstu fotografiją ir kur mes nevažiuotume, tai tikrai padarom daug nuotraukų. Bet pavyzdžiui, iš Meksikos irgi turime kelis tūkstančius nuotraukų. Tai čia, žinoma, nepavyks taip perteikti visko. Tiesiog galbūt čia apie 30 nuotraukų parinkome. Tai tiesiog norėtume pasidalinti įspūdžiais, atsakysiu žmonėms į klausimus ir labai rekomenduočiau, jeigu kažkas norėtų keliauti į tas šalis, pasirinkti Meksiką.